Klausykit, brėlų viršininkas, tu gal galit patikrinti pagaliau mano sąstatą, nu? Ai, palauksit savo eilės, aš užimtas. Nu, tai ką jūs užimtas, juk jūs akmenis čia svaidot dabar, nu? Aš akmenų nesvaidau, aš dirbu savo darbą. Tikrinam benzino sąstatą. Mes. Koks čia tikrinimas, nu, čia kalba dabar? Klausyk, leis dirb savo darbą. Dabar žiūrėk. Nu? Taip, pamatai cisterną? Tuoj žinosim, tuščia ar pilna? Nu, baigėdu čia. Taip. Nu, va, prašau, pilna cisterna. Dabar žiūrėk, antra cisterna. Antra pilna, dabar žiūrėk, trečia cisterna. Viršininkas, galima aš trečią? Galima. Va taip ir tikrinam visą laiką. Įdomus Aš. būdai. Mes. Labai atsiprašom. Dovanokit, netyčia. Mašinistas mūsų. Kiek kartų sakiau, nekišk savo veido, kai mes tikrinam cisternas. Pats kaltas. Hailė. Ne, nu tai gerai, nu, bet palaukit. Klausykit, vis tiek, palaukit. Šitą. Ar seniai vat tokį būdą jūs čia sugalvojot, išradot, tikrinti vagonus? Mes su juo kartu augam vaikystį. Tikrindavom plytom keleivinių traukinių langus. Tiesa tu, aš imk 3 litrinį, įdumk alaus. Kaip vakar. Toj pietus bus, davai. Nu, Bet tai klausykit, bet ar šio laikiška dabar šitaip tikrinti? paskutinis Lietuvos technikos žodis. Einam. Klausykit. O kitokių tikrinimo metodų nėra? Nu, žinai, buvau atradęs medžioklinį šautuvą. Paimi saują iš ratų, nusitaikai į vagoną, būk, ir paskui žiūri, kas per skilutės bėra. Bet vis tik nepatogumų būna. Kokių nepatogumų? Kai reikia tikrinti sąstatą su benzinu, cisternas. Po pirmos cisternos patikrinimo labai karšta būna, kaip pirty. Nu va, toj kopėčias atneš ir vėl galėsim įtikrinti. Klausykit, o jūsų darbe kodėl moteris vat nedirba? Va, dėl to pačių kopėčių. Kaip čia suprat? Nu kaip, kai moteriška lipa kopėčiom tikrint, visi mano pamainos vyrai muitininkai laiko kopėčias. Nu, oi, pala, va dar cisterna nepatikrinta, sekundę. Tai palaukit. Kur palauk?